vakaras. Gerbiamosios ir gerbėmieji, labai dėkoju ir aš, ir mano kolegos, kad šiandien ir vėl taip gausiai susirinkot į Lietuvos teatro sąjungos salę. Ir tai jau ketvirtasis ir paskutinis mūsų muzikinių susitikimų renginys šiais metais. Tikėkime, kad kitais metais mes dar įdomesnių parengsim jums projektų. Tai per tuos 4 vakarų susitikimus mes girdėjom ir lietuviškos tautinės operos, ir barokinės operos, ir šiuolaikinės lietuviškos operos, kas buvo Panevėžio muzikinio teatro prisistatyme, turbūt prisimenat. Na, o šiandien, artėjant didžiosio metų šventėm, kaip ir priklauso, turime vyšnią ant torto. Tai Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai ir jų nuotaikinga, ypatinga klasikinės operetės programa Valanda meilės. Tai pavadinimas viską pasako. Kalmanas, Leharas, Štrausas ir kiti kompozitoriai, kurie puikiausiai yra apdainavę visas meilės istorijas ir jūs puikiausiai jas žinote, todėl šiandien aš jūsų savo kalbomis netrikdysiu ir leisim klausytis ir mėgautis nuostabia klasikinės operetės muzika. Taigi šiandien mūsų scenoje Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai Raimondas Baranauskas, Marija Arutunova ir jiems pritarė koncertmeisterė pianistė Živilė Žukaitė. Labas vakaras visiems. Labai smagu jūs visus matyti šioje jaukioje kamerinėje teatro sąjungos scenoje. Mes šį vakarą jums atliksime programą 1 valanda meilės. Leiskite dar kartą pristatyti mano kolegas. Tai orkestras Živilė Kudirkaitė. Nuostabi scenos partnerė. Talentinga, graži, žavi, sopranas Marija Arutunova. Ir mano talentingas, žavus, balsingas scenos partneris Raimondas Baranauskas. Mes su Marija Kauno valstybinėme muzikinėme teatre atliekame vaidmenis operose, miuzikluose, vaikiškuose spektakliuose, operetėse. Ir prieš 10, 20, 30 metų nepaslaptis, kad Kauno valstybinėme muzikinėme teatre tikrai klestėjo operetės žanras. Šiomis dienomis dėja jis yra rečiau rodomas ir mažiau galbūt populiarus, nes į sceną įsiveržė miuziklo žanras, bet mūsų teatre vis tiek operetės žanras vis dar gyvas. Ir meilės operetei vedini mes su Raimondu ir Živilė sumastėme šią gražią programą, surinkome populiariausius duetus ir arijas iš žymiausių operečių, jas visas sudėjome ir papildėme gražiais dialogais, šmaikščiais dialogais iš operečių, na ir pavadinome 1 valanda meilės, tad nieko nelaukdami šią programą ir pradedam. Trokštų visas mylėti taip, nors trumpai, bet kraštai. Nuo veidelių ir akių taip
o ramiau gyventi ir neįdomu. 100 kartų sau sakiau, sustok kvaily gana, bet prieš grožį suklupau, vėlauja drama. Baigta pasakiau, meilės man gana. Neužburs manęs daugiau, net gražiausia mergina. Bet būtų be moterų sunku labai, jos mums kaip saulė, kaip gilių žiedai. Ir šiandieną kitaip, taip manau, keičiu sakyt. Būtų be moterų sunku labai, jos mums kaip saulė, kaip gilių žiedai. Žodį sunku tiesėti, trokštų visas mylėti taip, nors trumpai, bet kažkai. Būtų be moterų sunku labai, jos mums kaip saulė, kaip gilių žiedai. Žodį sunku tiesėti, trokštų visas mylėti taip, nors trumpai, bet kažkai. Neapsimetinėt, aš juk viską suprantu. Nuo to laiko, kai mudu sužadėjo, praėjo daug laiko, daug kas pasikeitė. Taip, pavyzdžiui, aš užaugau gan didelis berniukas. Baik, aš kalbu rimtai. Gal kol dar ne per vėlu, reikėtų nutraukti mūsų sužadėtuves. Prisipažink, tu myli kitą. Aš kitą. Kągi, apsieisime be dvikovos.
kitas tavo širdyje. Taip visiems širdį nėra vietos kitai, tu taip pat žadėtas, eik greičiau draugų aš pas ją. Puikiai apsimest mokėjai, širdis tavo žiūri šalta, kad meilė mus išėjo vien tik tu kalta, tu tik tai viena. Tie priekaištai nereikalingi, paliko meilė mus seniai, viltis jau paskutinė dingo amžinai. Puikiųjų rožių paslaptis. Tik tau, brangioji mano. Juk be tavęs mana širdis, kaip tuščias butelis šampano. Na kasgi tai? Nu, man tada visai neblogai. Na kurgi ne, kasgi taip eiliuoja? Šampano? Gerai, kitas. Kiek meilės rytmečio žieduos, širdis ramybės nebežino. Aš jūsų taip ilgiuos, kaip mašina benzino. Nesąmonė! Nu, kodėl nesąmonė? Aš bandžiau sakyti savo jausmus. Na, juk jau geriau nebūtumėt nebandęs. Tu mano rožė, mano mylima. Pasaulis be tavęs man tuštuma. Ar čia Šekspyras? Šekspyras. 109 sonetas. Brolis, kad esu laiminga.
Meilė, santuoka. Visa tai yra tik tai akių dūminas. Kas yra santuoka? Kai du normalūs žmonės, nei iš šio, nei iš to, pradeda gyventi kartu. Kartu vakarieniauja, kartu eina į svečius, kartu visą kitą. Ir kai jie vienas kitam pagaliau mirtinai įkyrėję numiršta, dėkingi įpėdiniai vis tiek juos palaidojo kartu. Bet to mus kankina amžinas klausimas. Ar mums žmona yra ištikima? Jeigu nori sužinoti, ar tavo žmona tavo ištikima, reikia mesti į viršų monetą. Jeigu iškris pinigas, vadinasi, tavo žmona tau neištikima. Jeigu herbas, vadinasi, neturi meilužių. Bet jeigu tavo žmona ištikima, moneta pakimba ore. Kur man gauti tokią monetą?
vos pasirodo salėje, staiga žmonių minia sužvilga į mane. Tikrai nesuprantu, kodėl tik vienu žvilgsniu mano priversti judėt ir naktimis svajot tik tai apie mane. Bet vos daina tik nuskambės ir juokas nuaidės. Visai seime suprantu, kas manyje vakaruos raudonuoja žara, ant blakstienų sumirga rasa. Užuojus svaiginantis vaizdas, pilnas vėjo, pilnas meilės. Aš klausinėjau apie jūs. Pasirodo, kad jūs buvote vedęs net 6 kartus. Na ir visos žmonos, su kuriomis jūs išsiskyrėte, yra labai jumis patenkintos. Tai kokie mano šansai? 50 ant 50. Kodėl tik nedaug? Man nepatinka 2 dalykai. Visos jūsų vedybos labai trumpos. Kuo trumpesnės vedybos, tuo ilgesnė draugystė. Na ir dar vienas dalykas. Vedęs jūs jaučiatės tik vakare, o ryte esate visiškas veiklungas. Žinokit, moteris turi būti kaip mėnulis. Apvali. Jeigu pilnatis. Vakare pakyla, o ryte pš. Žinote, jūs man patinka. Ir jūs antra. Kiekgi tų saldžių raudonų lūpų teko tau bučiuot? Aš negalėčiau suskaičiuot. Argi visos gražios damos leido tau bučiuot lengvai? Turėjau stengtis aš labai. Mielas kostiumų sėdėlis,
mano tu, esi visa. Dangų darantis matau, yra kitur, širdį tu, kol gyvens nors ir būtų man sunku. Vergauti tau aš O aš maniau, kad jūsų akys žiūri vien tik į kitas. Ne, tik į jūs, kuri dievinama, kuriai vergaujama. Bet aš nesu moteris skirta kaprizui ar trumpalaikiam santykiam. Jūs esate daugiau. Jūs pripildykite mano sielą muzikos. Skraidos tyliai skraidos, myliu jūs. Naktį gera, šauksiu gera, myliu jūs. Leiskite širdis kartoja vis, aš myliu jūs. Šį balsą šokdama, apsvaigu šiluma, visada mylėk mane. Sakoma, kad moteris tai yra mįslė. Ir kiek pasaulyje moterų, tiek ir mįslių. Ir kiekvieną reikia išspręsti savai. Bet to turiu patarimą vyrams. Įsimylėk dažnai, retai žadėk, niekad
nevesk. Jei moterį mylėsime, jei nieko negailėsime, o jeigu nusivilsime, imsime tyliai ir gražiai. Husarai narsiai ginasi, kai moteris kėsinasi, į laisvę jau branginama, laisvę ginama išdidžiai. Išdidus, toks husaras visad bus. Jis sako, reikia mergyt, šiąnakt langą uždaryt. Tu paklausyk, šitai būna jau nesyk. Jis atskubės, meiliai kalbės, jo ir neklaus, ką daros, kaip priklaus tave husaras. Reikia mergyt, užrakyti duris. Reikia mergyt, jis ateis tikrai išdrįs. Langą mergyt, šiąnakt reikia mergyt uždaryt. Jei jūs husarą mylite, kamuojatės ir tylite, geriau prisipažinkite, neužmirškite tai aistra. Žinoti damos šokančios, bijoti puikiai mokančios, be jausmo nusijuokiančios, kad husaro širdis gera bus, toks husaras visad bus. Jis sako, reikia mergyt, šiąnakt langą uždaryt. Tu paklausyk, šitai būna jau nesyk. Visas skubės, meiliai kalbės, jau ir neklaus, ką daros, kaip priklaus tave husaras. Reikia mergyt, užrakyti duris. Reikia mergyt, jis ateis tikrai išdrįs. Langą mergyt, šiąnakt reikia mergyt uždaryt. Na vyrai, husarai, kartu su manim. Mergyt, šiąnakt langą uždaryt. Paklausyk, šitai būna jau nesyk. Visas skubės, meiliai kalbės, jau ir neklaus, ką daros, kaip priklaus tave husaras. Reikia mergyt, užrakyti duris. Reikia mergyt, jis ateis tikrai išdrįs. Langą mergyt, šiąnakt reikia mergyt uždaryt. Hey! Aš tikriausiai pasirodysiu per drąsus atėjęs pas jūs. Atleiskite man. Mielai atleidžiu ir net džiaugiuosi. O be to, man atrodo, kad aš jūs šį vakarą mačiau teatre. Sakykit, juk tai jūs man atnešėt gėlių plokštę. Aš laimingas, kad jūs mane pastebėjote. Ir tuo pačiu nelaimingas, nes to daugiau nebebus. Ar tiesa, kad jūs paliekate sceną? Bijau, kad taip. Bet tikiuosi, kad jūs pasiliksite mano atsisveikinimo vakare, po vakarienės vyks šokiai ir jūs galėsite pašokti su grakščiausiamis balerinomis. Ačiū. Aš tikiuosi, kad jūs suteiksite man garbę ir pašoksite su manimi valsą. Aš jums tai pažadu. Panelė Didija, Andželė, žmonės kalba, kad jūs ištekate ir kad jūsų būsimasis vyras yra toks egoistas, jog žada jūsų talentą pasirinkti vien tik savo. Bet juk tai siaubinga. Tikriausiai jūs teisus, bet jau per vėlu aš daviau žodį tekėti. O kodėl jums tai rūpi? Aš mačiau jūs scenoje. Aš girdėjau jūsų nuostabų balsą. Žodžiu, dailininkas Bertenas negali netekti jūsų balso, jūsų. Beje, panelė, jau ko jūs kvepinatės?
Kvepalai krema, pone Bertinai. Ach, kone tai čia kvepalai, ir ko čia jums netekti? Aš radęs jūs bijau netekti laimės, aišku, juk tai savaime. O jūs mačiau vieną keistam sapne, jūs švietėt man tarsi žvaigždė, kalbėjot man, kad mylit jūs mane. Ir tai pasakėt man sudie. Aš manau, kad nieko žvaigždės galva, jų šnekos neverta imti galvą. Tie sapnai taip pat nereiškia nieko, kas iš tų sapnų paskui nuobodūs lieka. Kaip dažnai apgaunam svajonės, bet vis tiek jų žemėje užmuš žmonės. Aš manau, geriau užmiršt svajonę. Užmiršti mane taip geriau. Ne, užmiršt nenoriu, tai man reikia oro, įkvepia žmonės sapnai. Ta vardą aš atrasiu, jos prasmę aš suprasiu, nešaukia jau mane jinai. Jums tikrai apsuko žvaigždės galvą. Tai greičiau suteikit man pagalbą. Jau geriau pabaik šitą kalbą. Gal šita žvaigždė mane mylėti kviečia, kaip dažnai apgaunam svajonės, bet vis tiek jų žemėje užmuš žmonės. Aš manau, geriau užmiršti žmonę.
Tai kad nėra ko sveikinti. Matote, aš netrukus skiriuosi. Nejaugi? Aš taip. Tai sveikinu. Vadinasi, galime ramiausiai šokti. Išėjo, bet taip. Tai šokti. Ar jūs žinot, kad yra dviejų tipų moteris? Tos, kurios lengvai pasiduoda, na ir žinoma tos, kurios yra sunkiai prieinamos. Su tomis, kurios lengvai pasiduoda, tai viskas aišku. Svarbiausia yra tik tai 3 dalykai. Pirmas dalykas – nieko nedaryti. Ta mes vyrai puikiai mokame. Antras dalykas – į auką smeigiamas kerinti žvilgsnį, štai toks. Tada jai pamojama rankas, tada galva, na arba akimis. Taip yra elgiamasis tomis, kurios lengvai pasiduoda. Jūs norite manęs paklausti, ką daryti su tomis, kurios sunkiai prieinamos? Ta patį. Tik tai, dar prieš tai pamiršau pasakyti trečią dalyką. Ten dar reikia nustatyti pozą, bučiuoti ją ir viskas gerai. Tik tai, o dabar aš patysiu savo metodą. Pirmas dalykas, jau. Antras dalykas, jauka smeigiamas gerinti žvilgsnius. Nutaiso pozą ir bučiuoti jam stulpuse. Ką jūs ketinate daryti? Velnias. Turbūt mano metodas yra blogas. Koks metodas ir kodėl blogas? Jūs ką tik man skėlėte antausį. Ar jūs nežinote? Kai moteris kelia antausį, vadinasi, jį myli.
tik gera, kurios aistra ugnies mane, skambins mane. Jūs mano svajonė, jūs mano širdį. Tokių nėra, tik Fedoro žavesnė už jus. Tikėjom, norėjom ir jų gerais, ir burtais mano skirtais, kad princas atjojo ieškot manęs. Jei princas iš tiesų atjoti išdrįs, tokius žodžius ištartų jam širdis. Manyčiau, sakyčiau, eikit arčiau, arčiau, arčiau ir kuo greičiau, šiandien jūs sapnuočiau. Jūs mano svajonė, jūs mano širdį. Aš mylimas, Kaip Fedoros žavesnė už jus. Norėčiau su jumis pasikalbėti. Prašom. Ar aš galiu su jumis... Nes taip stringa žodžiai gerklėje. Ar aš galiu su jumis pabendrauti? Prašau. Na, bet leiskite pirmą man jūs apžiūrėti. Taip, apžiūrėkit. Na taip, jūs jaunas, inteligentiškas, Taip. išsilavinęs, jaunuolis. Jūs man tinkate, eime. Palaukit. Bet ar ne per greitai? Ką reiškia ar ne per greitai? Kaip jūs manot, kas aš tokia? Ką žinau, aš trumparegis. Na, man atrodo, kad jūs esate aukštuomenės dama, kuri dėl kažkokių tai priežasčių čia vaidina kokotę. Ir kas jums tai pasakė? Mano išsilavinimas, mano išsiauklėjimas, mano širdis. Gana tų ceremonijų. Man šį vakarą reikalingas neceremoningas, grubus, kitaip sakant, tikras vyras. Tai kur jūs taip nesakėte iš anksto, aš toks ir esu. Žada laimė man didžiausia nerami talia. Moterį žemėj gražiausia čia šalia. Dagaliai auksinė saulė, mylima esu. Aš laimingiausia pasauly iš visų. Bet Tavęs liūdna tamsi giedra diena. O naktis, kai tu esi šviesos pilna. Meilės nuoskauda širdį ir vis slapta. O vakare šviesoje bus pamiršta. glaudžias lūpos, tiesios rankos, prieš širdis. Būdas toli laimės krantas, jau arti. Tavo grožį visada myliu taip giliai, kokį išsiskirti negali mūsų keliai. Tavęs liūdna tamsi giedra diena. O naktis, tai tu esi šviesos pilna. Meilės nuoskauda širdį ir vis slapta. O vakare
taip šiltai mus priėmėt. Ačiū už jūsų aplodismentus. Mums iš tikrųjų šį vakarą buvo labai gera čia būti su jumis. Tikimės, kad ir jums buvo gera šį vakarą būti su mumis. Štai ir prabėgo ta mūsų valanda meilės. Na, o šiame advento laukimo, šventų kalėdų laukimo laike mes norime jums visiems palinkėti, kad jūsų gyvenime būtų ne valanda meilės, o visas gyvenimas meilės vieni kitiems ir linkime jums gražių artėjančių šventų kalėdų ir laimingų naujųjų metų. Na, o baigdami šią savo gražią programą, norime jums atlikti, kūrinį ne iš operetės, o iš operos visiems gerai žinomos Verdi Traviata. Girdėsite Brindisi naujųjų metų artėjančių proga. Pakelkim, mes torę linksmybių ir išleidė blygos vingriautų, nes laikas taip greitai prabėga, akimirka laimės trumpa, o šjaudinantį žavesį, kurį mums meilė teikia, skubėt patirti ją reikia, tokia mano dalia. Branginkim ir taurę už meilę kelkime, degkime meilės aistra. Savo kolegas, tai Živilė Kudirkaitė ir Jonė Marija Rukilova. Labai ačiū, gražiausių švenčių ir mes labai tikimės, kad galbūt šitas mūsų susitikimas ne paskutinis ir mes gal dar kartą pas jūs atvažiuosim ir padovanosiu jums kokią nors kitą, taip pat gražią programą. Iki kitų pasimatymų.